žinom, kad iš kosmetikos labiausiai chemiški yra plaukų dažai. Ir tai yra tiesa. Chemijos daugiausia yra plaukų dažuose. Jeigu mes norim nudažyti pastoviai vadinami permanentiniai arba ilgalaikiai plaukų dažai, kur dažo plauko vidų ir kurie nenusiplauna. Nes grinai augalinių natūralių būna dažų, chna pagrindų, pavyzdžiui, kurie dažo plauką iš išorės ir jie nusiplauna. Tai aš kalbu šiandien apie dažus, kurie yra ilgalaikiai, kurie nudažo plauką iš vidaus. Jų ekologiškų ir natūralių nėra, todėl kad vis tiek yra naudojamas peroksidas, bet jų yra tausojančių, arba toks bendras pavadinimas žali, arba tausojantis dažai. Tai ko juose yra išvengta? Juose išvengta yra svarbiausia, visų pirma, išvengta amoniako. Nes tradiciškai plaukų dažai yra daromi su amoniaku. Šiais laikais vis mažiau įmonių firmų taip daro, bet tai būdavo iki šiol dažniausiai daroma. Amoniakas atidaro plauko kutikulus ir tada įeina dažas ir po to juos uždaro. Bet bėda ta, kad ne visi jau po amoniako jie ir užsidaro. Lieka plaukas pažeistas, plauko paviršius pažeistas arba toks pasišiaušęs. Ir tas neužsidaręs plauko paviršius mums atrodo kaip lūžinėjantis, negražus, nesutvarkomi, nežvilgantis plaukai. Tai amoniakas yra tas dalykas, kurio norėtųsi visų pirma išvengti, žinoma, jis yra didelis alergenas, taip pat norėtųsi išvengti rezorcinolio, norėtųsi išvengti visų tų kitų ingredientų, kurie dedami į cheminę kosmetiką, tai tie patys SLS, parabenai, mineraliniai aliejai, ftalatai ir kiti. Kitos gerai žinomos medžiagos naudojamos efektui greitam ir užtikrintam pasiekti. Taigi tie tausojantis dažai egzistuoja ir ką aš noriu pabrėžti, jie puikiai dažo ir jie dažo žilus plaukus, kuo puikiausiai ir juos lengva naudoti. Tai čia aš turiu naturtintą atnaujintą formulę, kur dažuose papildomai, ką dar šitas gamintojas daro, jie investuoja labai daug, kaip tos chemijos dar sumažinti. Tai pas juos, pavyzdžiui, kiekvienai spalvai yra skirtingas peroksido kiekis. Tai jeigu tamsesnei spalvai to reikia peroksido mažiau, tai jo ir dedama mažiau. Atrodytų nesusidūrusiem kažkokio, bet gamybos procesą galite įsivaizduoti, kad reikia kiekvienai spalvai kitaip dėti peroksidą, tai žinoma apsunkina ir kaštus padidina ir laiką užima, bet mes turim maksimaliai tausojančius dažus, kurie praturtinti yra dar ir plaukus ir galvos odą saugančiais ingredientais, ekologiškais ir natūraliais, sojos baltymais, įvairių augalų ekstraktais, kurie tą saugojimą atlieka dažymo metu ir plaukas atsidaro, plauko kutikulai atsidaro dėl pH skirtumo ir po to išplovus šampūnu ir kondicionierium sutepus tas pH atsistato. Šitie dažai yra skirti moteriam, vyram netiktų. Ir šitas gamintojas yra per gal laboratorijos yra iš Ispanijos, bet šitų dažų daugiausia nuperka amerikonai ir britai. Amerikonės ir britės, tai būna visokių istorijų, kaip vyrai skambina ir skundžiasi, kad nenudažė gera spalva, o žmonai sako, o kodėl žmona neskambina? Akivaizdžiai patys bandė barzdas dažyti ir gavo raudoną, žalią ir kitokią spalvą. Tai va, tai ponios, kai dažo plaukus, tai visi yra dažai, supilam į ryškiklio buteliuką ir suplakam stipriai ir kas svarbiausia, ką aš noriu pabrėžti, kad būtinai reikia, čia instrukcija, viskas lietuviškai, pirštinės, kas yra labai svarbu, yra panaudoti ir šampūną, ir kondicionierių. Ir po to jau dėl gražumo dar yra anti-aging kremas, kurio po to jau nuplauti nuo plaukų nereikia. Tai yra pilna plaukų priežiūros pilnas kompleksas. Bet kodėl yra svarbu naudoti kondicionierių ir šampūną, kaip minėjau, pH pusiausvyrą
pH pasikeitimas dėl to ir įvyksta ir tada užsidaro tie plauko kutikulai. Ir žmonės nepatikliai žiūri tai, sako, kad žilų nenudažys, tai vis dėlto neteko dar susidurti su žmonėm, kurie būtų bandę kelis kartus ir jiem būtų nenudažę žilų plaukų. Žinoma, yra, kur jau bus labai žili, vien žili, bet normaliai nuo kokių 10 iki 70 ar 60% žilų padengia, kas yra reta tokiem dažam, nes svarbiausias jų privalumas, kad jie plaukus tausoja. Ir moteris ateina prašyti pirkti atskirai to kondicionieriaus ar šampūnų, nes jos mano, kad čia nuo jų tie plaukai tai pagerėja, bet čia iš tikrųjų netgi nuo pačio dažo, nes jų ta pusiausvyra tarp to, kad spalva yra graži, jinai išsilaiko ir ryški, ir dengia žilus, ir to, kad plaukas yra maksimaliai tausojamas, tas balansas pas juos yra vis dėlto, sakyčiau, surastas.